Sveiki, mano mylimi žiūrovai. Ačiū, kad vėl įsijungėte mano kanalą. Aš esu labai jums dėkinga. Ir ką, važiuojam? Taigi, artėjant mūsų pačioms gražiausiams metų šventėms, kiekviena iš mūsų ar kiekvienas iš mūsų tikrai galvojame apie tas šventes, aišku, rūpinamės dovanomis, rūpinamės veiklomis, kurias darysime per šventes, ar tai koncertai, ar tai buvimas namuose, ar tai išvyka į kitą miestą, ar apskritai kitą šalį ir panašiai. Ir norint sutikti tas šventes gražiems, mums reikėtų atlikti šiokius tokius namų darbus. Tai pirmas dalykas, aš išskyriau odą. Mums reikia ją pasirūpinti, nesvarbu, kad šiuo metu mes neturime didelio minuso, tikėkime ir neturėsim, nebent tik tai šiek tiek šaltuko per Kalėdas būtų neblogai. Tai bet kokiu atveju mes ir neturime didelio pliuso, yra temperatūrų skirtumai ir mūsų oda pradeda sausėti. Tai ją reikia labai drėkinti, o drėkinti mes galime kremais arba aliejais. Tai prieš darant tokias drėkinamąsias procedūras visuomet reiktų nuplauti mūsų negyvas ląsteles, tai yra nušveisti šveitikliu. Ir tada jau drėkinti aliejais. Ir išskirčiau labai gerą aliejų, tai arganų. Ir būtent tuo arganų aliejumi įtrinti visą odą, palaikyti apie 10 minučių, kad jau tų visų gerųjų medžiagų prisigertų mūsų odą. Ir jeigu yra likę pertekliaus, paprasčiausiai sausa servetėlė, įtapšnojamaisiais judesiais nuvalom tą perteklių. Jeigu mūsų oda riebi, tai užtektų mums atlikti tiesiog kaukytės drėkinamąsias. Rodžiau aš jums savo pirkinukų sąrašą, kokias naudojau, tikrai jos yra efektingos, drėkinančios, nes mano oda tikrai nėra sausa, jinai turi tą mišrią odą, kur tai zona ir čia sausiau yra. Tai tikrai naudojau ir viskas ten labai gerai, su arganų aliejum, aišku, mūsų riebesnėms vietoms nereiktų skirti didelio dėmesio, nes iš tiesų galime savo ir šiek tiek pakenkti, tada mūsų oda jau gali labai stipriai spindėti. Tai pasirūpinam būtinai savo odą, ją padrėkinam, nes kaip bebūtų, gal aš taip manyčiau, pirmas žvilgsnis vis tiek krenta į odą ir jeigu oda sveika, tai bet koks makiažas tikrai bus gražus. Antrą dalyką išskyriau irgi susijusį su mūsų oda, bet artėjant toms šventėms gražioms mums norisi, man atrodo, šiek tiek turėti to rudo pigmento. Mes jį galime įgauti eidamos į soliariumą, naudojant kerotino tabletes, vitaminus. Jie mums tikrai padeda įsisavinti visus soliariumo spindulius, bet jeigu mes nenorime eiti į soliariumą, o tiesiog kosmetinėm priemonėm pagražinti, parudinti mūsų odą, tai mes galime padaryti su pieneliais ar kremukais, kurie turi rusvų rudinančių dalelių. Tai vėlgi nusišveitus odą, palaipsniui, nesakyčiau, kad kiekvieną dieną, kas antrą ar trečią dieną įtrinam savo odą ir tikrai pamatysim, kad jinai įgauna sveiką, gražų, rusvą spindesį. O jeigu mes norime rudesnio veido, tai jau geriau naudoti savaiminio įdegio kremą. Bet tikrai nereikia persistengti, nes mes visos turime bronzatorius, tai tikrai per Kalėdas galime šiek tiek parudinti, pagražinti savo veiduką. Tai oda, kas be ko jau paruošta, dabar, manyčiau, eilė būtų mūsų plaukams. Tai kaip ir kiekviena iš mūsų tikriausiai atliekame savo plaukams grožio procedūras, tai prieš šventes, kas be ko, mes turime tai daryti dar labiau su didesniu įkvėpimu. Tai jeigu jūs planuojate dažyti savo plaukus, rekomenduočiau daryti likus savaitę iki švenčių.
Ir jeigu dar nesate užsirašę pas savo kirpėją, tai suskubkite tai padaryti, nes ne viena jūs norite būti graži, daugelis iš mūsų norime būti gražios ir tikrai užimtumas mūsų meistrų didėja ir galime jau žiūrėkit ir nerasti savo vietos, o to mes nenorime, mes norime būti pačios gražiausios. Tai va, jeigu norime dažyti plaukus, tai jau būtinai prieš savaitę užsirašom, pasidažom, nes iš tiesų spalva mūsų atrodė žymiai natūralesnė, negu nei mes, tarkime, tą pačią dieną nulėktume, nusidažytume plaukus ir jau tada važiuotume linksmintis ir švęsti švenčių. O mes norime vis tiek atrodyti gražiai, bet natūraliau. Tai va, su plaukais mes kaip ir irgi pasitvarkėm, nepamirštam kaukių naudoti, nes irgi mūsų plaukas yra nusausėjęs ar nuo dažymų, ar vėlgi dėl besikeičiančių temperatūrų. Tai pablizgina mūsų plaukutį ir jisai bus tikrai minkštas, gražus ir blizgantis. Labai svarbus dalykas, aš išskyriau depiliaciją. Depiliaciją, aišku, reikia daryti jau nelikus savaitę iki švenčių, bet maždaug 2-3 dienos. Ir jeigu mes norime dėvėti atvirus rūbus per mūsų šventes, tai tikrai reikia pasirūpinti. Aš manyčiau, kad geriausias būdas nusidepiliuoti yra vaškas. Ir mes vaškų turime daug įvairių, tai šiltas, karštas vaškas, tai jeigu mes jau naudosime pačios, tai dažniausiai tai galime daryti procedūras. Bet iš tikrųjų rekomenduočiau eiti į saloną pasidaryti depiliaciją, nes tikrai galime labai sėkmingai pažeisti savo odą ir tada gali kilti didelių problemų, tokių kaip atsiradusių pigmentinių dėmelių ir iš tų pigmentinių dėmelių jos padidėja, rudos tampa, na, žodžiu, galime tiesiog pažeisti raginį sluoksnį ir tada tikrai nebus labai gerai. Tai va, bet yra daug depiliacijos būdų, nebūtinai vaškas, galite depiliatorių naudoti, čia jau jūsų fantazija, kaip jūs norite, taip ir darote. Aišku, aš vis laik sakau, kad geriausia yra viską patikėti meistrams, bet kartais jau mums pritrūksta ir pinigėlių, nes artėja šventės, ne tik norime būti gražios, bet norime padaryti ir kitus laimingus ir perkame dovanas, tai kartais mes mąstom, ką galim padaryti pačios, ko mes negalime padaryti pačios. Tai va, pasirūpinam mūsų gražią odą, kad nebūtų jokių plaukelių. Taip pat manyčiau, kad mums būtina pasirūpinti savo kūną. Aš nekalbu apie tai, kad mums būtina laikytis kažkokių griežtų dietų. Tai tokiu būdu mes tikrai nepasieksime gerų rezultatų, nes žinome, kad dietos dėja, bet sugrąžina to svorio kartais ne dvigubai, bet vis tiek prideda mums nenorimų kilogramų ir nieko čia su jom jau nebepadarysi. Tad aš tiesiog patarčiau pasigalvoti, 2 savaitės, jeigu jūs galite tai daryti nuo šios dienos, valio, darykime jau nuo šiandien, bet į savo organizmą dėkime lengvesnį maistą. Ir tokiu būdu jis šiek tiek apsivalys, palengvės ir žiūrėkit, gal 1-2 kilogramas nukris, o švenčių maratonas, stresas, dovanų pirkimas taip pat padės mums pasportuoti ir tikrai mes kažkokių papildomų kilogramų galime atsikratyti, bet vis laiką reikia daryti tai saiko ribose ir mąstyti, ką mes darome. O dar dėl ko lengvesnį maistą rekomenduoju valgyti, nes jeigu jūs valgysite tą sunkų maistą, kaupiasi druskos ir jaučiame mes tokį tinimo jausmą ir kartu gal to pilvo pūtimą. Tai mes to tikrai nenorime ir norime būti neišsipūtusios, neištinusios, o vėlgi, kaip minėjau, gražios gražuolės. Tai pamąstom, ką mes valgysim ir taip darom ir viskas bus su mumis gerai. Taip pat išskyriau, kad mums reikia pasirūpinti nagais. Kalbant apie mane, mano asmeninė nuomonė, man svarbiausia yra, kaip atliktas makiažas per šventes ir kaip atrodo nagai. Nagai rankos. Tai kadangi vis dėlto mes turime
Net tą šiltąjį sezoną, tai visų pirma rekomenduočiau likus savaitėj, 2 savaitėm, jeigu likus 2 savaitėm, tai kelis kartus pasidaryti tokią procedūrą, bet jeigu liko savaitėj, na, jūs pasidarykite ir 1 kartą ir tikrai jums bus nauda ir viskas bus labai gerai. Tai rekomenduoju nueiti į saloną ir pasidaryti parafino vonelės procedūrą. Ir parafinas nauda yra įvairialypė, tai ramina mus, antistresinė priemonė, gerina kraujotaką, detoksikuojanti priemonė, gerina netgi mūsų medžiagų apykaitą. Iš tikrųjų ir suteikia odai elastingumo ir aš, kai darausi tą parafiną, žinokit, aš jums nepameluosiu, bet mano rankų oda tarsi kūdikėlio, jinai tokia švelni, na tikrai, aš negaliu aišku skųstis, kad mano rankos anksčiau buvo šiurkščios, bet po šių procedūrų iš vis mano rankos yra tobulos, tad nepagailėkime tų pinigėlių, pasidarykime šią procedūrą ir džiaukime švelniomis, gražiomis rankomis. Taigi po šių procedūrų, tik tai būtinai ne tą pačią dieną rekomenduoju daryti jau manikiūrą ir gelinį lakavimą. Manikiūrą galite daryti tą pačią dieną, bet lakavimo nerekomenduoju daryti, nes vis dėlto riebalo liks ant jūsų nago plokštelės ir tikrai bus sudėtinga atlikti profesionaliai gelinį lakavimą. Tad tikrai rekomenduoju naudotis šiuo nuostabiu dalykų, papuošti savo rankas geliniu lakavimu. Jeigu yra norinčių, rašykit man, aš tikrai su mielu noru jūsų rankas papuošiu ir maloniai su jumis pabendrausiu ir galų gale susipažinsiu. Ta tikrai kreipkitės į mane, aš tai padarysiu. O jeigu jūs turite savo meistrus, tai tikrai keliaukite, užsirašykite pas juos ir atlikinėkite šią nuostabią procedūrą, nes mūsų rankos tai irgi tam tikras mūsų atspindys. Krenta akys į rankas, kaip bebūtų, bet taip jau yra. Ir tikrai pasigražinkime savo rankytės ir būsime pačios gražiausios, kokios esame visuomet, bet būsim dar šiek tiek gražesnės. Tai va, tai po nagučių aš dar išskyriau tokį dalyką, tai žinoma, dar labai svarbu, palikau į pabaigai, bet pagalvokime, kaip mes formuosime savo įvaizdį. Aš realiai visą laiką galvoju jau, nežinau, likus ne mėnesį tikrai, bet anksčiau šiek tiek apie šventas kalėdas, tai daugiau man jau šeimos šventė ir apie naujus metus. Nauji metai man šeimos šventė. Tai aš vis laik jau pradedu galvoti apie šias 2 šventes ir mintyse suku savo įvairių rūbelių derinius ir galvoju, kuogi čia apsirengti. Taigi visom rekomenduoju nepatingėti prieš savaitę jau apsirengti viską taip, kaip jūs planuojate rengtis ir pasižiūrėti, ar viskas gerai, ar ten kažkokiu marškinukuose kokios sagytės netrūksta. Gal dar ten kažkaip skalbėti ir normaliai neišskalbėti, gal kažkokia dėmelė pasimatė, gal kažkas iširo. Tai viską apsirengiam, susitvarkom. O gal jūs nuspręsite, kad galvojote, kad čia šitą rengsitės ir jūs pasakote savo, ne, aš tikrai nesirengsiu, tai jūs per savaitę laiko dar tikrai spėsite nulėkti į mūsų parduotuves ir išsirinkti nuostabų derinį. Ir tarp kitko, aš šį savaitgalį buvau Gijamam, ten dieve, kiek žmonių. Kalnas, važiavau belenkiek laiko, kol aš ten įvažiavau į tą Akropolį. Žodžiu, bet net tame esmė, matausi tokią, nerealią suknelę, jinai visa blizganti, aišku, aš jau kai pamačiau ją ant manekenų, sakau, va čia tai naujų metų suknelė. Pasimatavau, tokia visai jinai atvira, tokia, graži, švytinti. Ir man asmeniškai, aišku, kasdieną su tokia tikrai neišeisi, tie blizgalai, jie tikrai daro tą nuotaiką šventišką, tokią, oi, laimingą, nežinau, tai ta man suknelė labai patiko, bet aš pasimatavau ir pabuvau graži kabinai, man to užteko ir aš tikrai jos nepirkau, bet naujam metam siūlyčiau pagalvoti kažkokius rūbus, drabužius, kurie tikrai būtų puošnus. Tikrai yra tos
vienetinės metų šventės, kada mes galime būti visos, tikrai gražios ir nesukti savo galvos, ar tas rūbas toks per daug atidengtas, ar per daug uždengtas, ar ten per daug blizga, ar per mažai blizga. Tad darykime, būkime tokios, kokios mes norime būti, renkimės ir tikrai pasukime galvas ir būkime pačias nuostabiausios. Ir dar prie to paties derinio pamiršau pasakyti, kad man asmeniškai labai svarbu ir priderinti papuošalus. Tai tikrai galime, net skaičiau kažkur, kad tai yra didžiausia dabar tendencija derinti didelius, vos net tokius auskarus, kurie yra žybsintys, ten aišku, neperdauginti ir čia nedėti tokio dydžio, ir čia, na tada tai jau tikrai nebus skoninga. Bet jeigu jūs apsirengsite su juoda maža suknelė ir užsidėsite tokio dydžio auskarus, kurie turės žybsinčių detalių, ir dar makiažą pasidarysite, ir dar nagai bus jūsų visi gražus ir plaukai, na nežinau. Tada mūsų visi Lietuvos vyrai po kojom guls prie tokių gražuolių. Tai va, pagalvojam mes būtinai apie tai. Ir ką, matau, kad vėl išsiplėskiau, kaip negaliu visada. Kalbu, nesustoju, tai jau šiam kartui sustosiu. Aš manau, kad pagrindinius dalykus pasakiau. Ir dar be to labai norėčiau padėkoti vėlgi savo prenumeratoriams, kurie rašo man idėjas, užveda ant kelio, ką norėtų pamatyti. Tai ačiū Jums už tai ir visi, kurie norite man parašyti, rašykite savo pastabas, idėjas ir aš tikrai pasistengsiu gyveninti. Ne šiaip tai viską darau dėl Jūsų. Taigi ką, ačiū, kad esate su manimi ir iki kitų kartų. Iki.